Labas, sveiki sugrįžę į mano kanalą. Tai šiandieninė istorija bus iš Japonijos ir byla bus tikrai labai žiauri, su daugybė žiaurių detalių, sadistinių kankinimų, tiesiog visa istorija yra tiesiog labai žiauri. Ir apskritai tuo laikotarpiu, kai visas šis nusikaltimas išaiškėjo, net Japonijos žiniasklaida atsisakė tiesiog rašyti visus tuos žiaurius dalykus laikraščiuose, kas buvo daroma aukoms. Ir jie teigė, kad ne, mes jokiais būdais nerašysim visų šitų detalių ir buvo prašoma tik tai šiek tiek minimaliai, kas maždaug buvo daroma ir viskas. Ir visos tos detalės iškilo tik tai tuomet, kai knygų autoriai susidomėjo šią istoriją, jie pradėjo, žinoma, kas ta informacija ir tuomet išleido savo knygas. Ir tuomet Japonijos tik tai žmonės galėjo sužinoti pilnai, kas nutiko viso šitoj byloj ir, žinoma, visi buvo tiesiog šokiruoti. Nes visas sadizmas tiesiog perlenkė visas ribas. Bet kai visą laiką pradėkim šią istoriją nuo pat pradžių. Futoshi Matsunaga gimė 1961 metais Janagavos mieste, Japonijoje. Iš tikrųjų, jis gyveno pasiturinčioje šeimoje, jis augo su abiejais savo tėvais ir taip pat dar močiutė kartu gyveno. Ir jo tėtis iš tikrųjų turėjo tokį kaip futonų verslą, tą verslą jis paveldėjo iš savo tėčio ir vienu žodžiu šeimai tikrai pinigų netrūko tuo laikotarpiu. Iš pradžių Futoshi atrodė kaip tiesiog mielas, geras berniukas, kai jis įžengė į savo paauglystės laikotarpį, tuo metu galėjai pastebėti, kad su juo tikrai kažkas yra negerai. Mokykloje jis buvo labai protingas ir visi tai žinojo, jis labai pasitikėjo savim, visada norėjo dėmesio tik tai savo, norėjo būti dėmesio centre. Iš tikrųjų, jis kaip ir turėjo tokią kalbos dovaną ir teigiamą net vieną kartą jis laimėjo ir kalbų kontekstą. Nes jis tiesiog galėjo užburti savo kalbom visus aplinkinius žmonės. Jam buvo labai lengva susirasti draugų, nes jis tiesiog galėdavo prie jų puikiai prisitaikyti, kaip koks chameleonas. Jis turėjo daugybę merginų ir tos merginos, tarkim, jis draugauja su viena mergina, bet jis turi paslapčia dar kelias merginas, tos paslapčia merginus nežino apie tas kitas merginas. Vienu žodžiu, jis savo paauglystės laikotarpiu tikrai buvo mergišius ir apskritai per visą savo gyvenimą jis niekada nebus moteriai ištikimas. Kai buvo klausiami Futoshi draugai tuometinį mokyklos, jie visi vienareikšmiškai sakė, kad Futoshi buvo labai charizmatiškas, labai protingas, labai pasitikėti savimi. Ir kita detalė, kad jis nuolatos meluodavo. Ir tie melai nebūdavo, tarkim, kad nežinau, apie jau kažkokį šeimos gyvenimą ar kažkas tokio, ne, kad jis visą laiką meluodavo, tie melai turėjau omeny buvo susijęs su juo pačiu, kad jis visada meluodavo, kad, tarkim, jis gavo daug didesnį, tarkim, pažymį, kad jis yra to ir toj srityje labai kaip ir geras, kad jis moka groti, tarkim, tam tikrais instrumentais, nors jis net nemoka, tiesiog visi melai buvo susijęs su tuo, kad jo ego būtų tiesiog kuo aukščiau ir kad kiti žmonės galvotų, kad jis kažkoks yra labai tiesiog vos netobulas vaikinas. Ir iš pradžių, kaip jau sakiau, kai buvo jis dar mažytis, jis taip gerai mokinosi ir neturėjo jokių problemų mokykloje, bet paauglystės laikotarpiu tos problemos jos tik didėjo ir didėjo. Nes iš tikrųjų kiti, kurie galbūt jau kaip ir nepažinojo 100%, o tiesiog šiek tiek kaip iš matymo žinojo, jie visada galvojo, kad jis yra kažkoks, kaip jau sakau, geras, viskas su juo yra gerai. Bet tie, kurie pažinojo labiau Matsunagą, jie tikrai žinojo, kad jis turi tamsią pusę ir kad viduje jis turi šiokį tokį potraukį sadizmui ir kad jis buvo tiesiog augantis psichopatas, kurio raudonų vėliavų nepastebėjo daugelis žmonių. Jam buvo labai sunku sekti taisyklės mokyklos ir dėl to jis nuolatos įsiveldavo į bėdas. Jis buvo labai kaip ir energingas vaikas, visada sukinėdavosi pamokų metu, kalbėdavo be sustojimo tiek pertraukų metu, tiek pamokų metu. Taip pat kitas dalykas, ką jis dažnai darydavo, jis tiesiog suviliodavo merginas ir kažkokiu būdu įtikindavo merginas, kad jie turi užsiimti santykiais lytiniais pačioj mokykloje. Jo. Ir tai buvo ne vieną kartą, kol galiausiai mokykloje jau įgryso, kad jis turi tiek daug pažeidimų įvairiausių, pradedant nuo mokytojų neklausimų, atsikalbinėjimų, manipuliavimo kitais žmonėmis, muštynių, jau dabar šiuo laikotarpiu ir seksualinių dalykų, kad galiausiai jisai buvo išmestas netgi iš mokyklos ir tuomet privalėjo ieškotis kitos mokyklos ir jo tėvai nusprendė, kad jis likusius metus pabaigs tiesiog berniukų mokykloje. Pakeitęs mokyklas, Matsunaga pradėjo dar ir sukčiauti, tai būtent kokie būdai buvo taip, kad, tarkim, jis susidraugauja su kažkokiu asmeniu, apsimenta, kad jie yra geriausi draugai, tuomet tas draugas, žinoma, juo pasitikė ir pasako jam, tarkim, kažkokias
savo paslaptį. Ta paslaptis nebūtinai gali būti kažkokia didelė, galbūt, tarkim, kažkoks alkoholio vartojimas, ar, nežinau, vagys, ar dar kas nors, čia kaip pavyzdys. Ir tuomet Matsunaga pradėdavo šantažuoti tą žmogų ir sakyti, kad dabar aš tau paslaptį, tarkim, pasakysiu tau tėvams, arba aš pasakysiu visiems kitiem vaikams tos mokyklos ir panašiai. Ir mainais už tai jis norėdavo gauti pinigų ir jam dažnai tai pavykdavo, nes tie kiti vaikai tiesiog jau žiauriai bijodavo ir jam duodavo tuos pinigus ir tokiu būdu jam pavyko sukčiauti. Taip pat, tarkim, kaip jis susiminėdavo lytiniai santykiai su merginomis, ne vieną kartą tiesiog buvo padaręs nuotraukų paslapčia tos merginos arba kažkokiu būdu irgi tikintų merginą, kad jinai nusirengus būtų ir tada jisai ją nufotografuodavo ir tada irgi tokiu pat būdu šantažuodavo ir sakydavo, kad tu privalai man mokėti pinigus, nes kitaip tau, tarkim, nuogaus nuotrauką parodysiu kitiem, nežinau, žmonėm. Jis antiek buvo puikus manipuliatorius, kad visada galėdavo įsisukti nuo visų problemų ir ilgus metus niekas jau nepagaus ir jam puikiai visi šitie manipulacijos dalykai seksis. Kai jis galiausiai pabaigė mokyklą, tai buvo 1980-ieji, iš tikrųjų šiuo laikotarpiu jis turėjo kaip ir kabutėse oficialią merginą, nors kaip jau sakau, jis visą laiką ją apgaudinėdavo su kitom. Bet teigiama, kad po metų jie susituokė, tai šiuo laikotarpiu jam buvo kažkur tik tai 19 metų, jai buvo 21 liktais metai, nes jau už jį buvo šiek tiek vyresnė. Jie susituokė, jie greitų metu pagimdė berniuką jam ir tie santykiai irgi buvo tiesiog tragiški. Nes Futoshi Matsunaga, jis ne tik, kad buvo tas apgavikas, melagis, psichopatas, bet jis taip pat pradėjo būti ir žiauriai agresyvus, jis pradėjo žiauriai smurtauti prieš savo tą merginą, kiek vėliau jau žmoną, ir jam net nebuvo svarbu, ar ta žmona jau laukėsi, ar ne, jis tiesiog žiauriai muždavo ją. Ir netgi ir psichologinius smurtų užsiimdavo. Pavyzdžiui, tarkim, padėdavo maistą ant žemės ir sakydavo, kad tu privalai dabar valgyti maistą nuo žemės. Arba kartais jis net išpildavo maistą, tarkim, iš lėkštės ant žemės ir sakydavo, kad tu dabar turi valgyti tiesiog be šakučių, be šitų šaukštukų, tiesiog savo burną nuo žemės. Ir tokiu būdu žemindavo ją ir, nežinau, jam tai sukeldavo kažkokį didelį džiaugsmą, jis po to būdavo labai laimingas, kai pamatydavo tokius dalykus, kaip jisai kankina savo tą moterį. Kadangi jam vis trūko pinigų, jis nusprendė, kad jam reikia susiieškoti darbą. Tai pirmas darbas jau buvo toks kaip ir konditerijos įmonė, bet ten jis išbuvo vos 10 dienų. Nežinoma, jis niekaip negalėjo susitaikyti su tom visom taisyklėm, jis pastoviai laužydavo jas ir galiausiai jis tiesiog išėjo iš to darbo ir teigė, kad tas darbas yra tiesiog labai monotoniškas ir kad jis niekam kitam nedirbs, nes jis nori, kad jis valdytų visą situaciją, o ne kad kažkas kitas jam nurodinėtų, kada jam ateit, ką jam daryti ir panašiai. Tuomet kitas darbas jau buvo fotonų kaip ir gamykloj. Ir tą fotonų gamyklą turėjo vienas iš jo giminaičių ir čia jis ir ilgai neišbuvo vos kelias dienas. Tuomet jis nusprendė, kad jis vis dėlto nori prisidėti prie savo tėčio verslo, nes, kaip jau minėjau, jis irgi turėjo tą fotonų verslą. Ir jis ten pradėjo dirbti, bet irgi jam tiesiog nelabai gerai sekėsi ir jis pastoviai konfliktuodavo su savo tėčiu, nes jis tiesiog pastoviai norėdavo valdžios, norėjo perimti visą tą įmonę iš savo tėčio, nors jo tėtis ir sakė Futoshi, kad vieną dieną, tarkim, kaip aš mirsiu, visas verslas pereis tau, bet Futoshi, žinoma, nenorėjo laukti savo tėčių mirties ir norėjo visą verslą perimti čia ir dabar. Ir dėl to tie konfliktai tiesiog nuolatos kildavo. Taigi, Futoshi nusprendė, kad gana man visų šitų ginčių, man reikia atsidaryti savo pačio įmonę. Ir žinot, kas buvo jau tie darbuotojai? Ne bet kas kitas, bet jau klasės draugai arba tie vaikai tiesiog iš jo mokyklos jo. Jis teigiamą vartį savo tą, žinot, žurnalą, kur tu baigi, tarkim, mokyklą ir gauni su kiekvieno žmogaus nuotrauka. Ir jis žiūrėdavo į kiekvieną nuotrauką ir tiesiog prisimindavo, tarkim, ar tas žmogus bijo manęs, ar aš turiu to žmogaus paslaptis ar ne. Ir jeigu atsakymas būdavo taip, jis tuomet susisiekdavo su tuo žmogum. Iš pradžių, žinoma, neskydavo, kad aš kažką tau padarysiu ir panašiai, bet iš pradžių pažadėdavo, kad, tarkim, aš turiu tą didelę įmonę, tu pas mane dirbsi, tu uždirbsi daug pinigų ir panašiai ir panašiai. Ir žmonės susigundydavo ir atvykdavo pas jį tą pastatą, pasirašydavo dokumentus ir tuomet pradėdavo jam dirbti. Ir tuomet Futoshi, jis pradėjo taip stipriai manipuliuoti savo šitais darbuotojais, kad jis pradėjo jiem tiesiog kišti kažkokius tai dokumentus ir tie tikriausiai žmonės, nežinau, ar jie nepaskaitydavo ir pasirašydavo tuos dokumentus, ar kam esmė, bet galiausiai jis su tais dokumentais galėjo šantažuoti visus savo darbuotojus, nes tie dokumentai buvo tokie,
kad jie kaip ir pripažįsta, kad jie žino, tarkim, kad šita įmonė kaip ir plauna pinigus ir netgi tam tikrais atvejais jiem tiesiog nemokėdo atlyginimo ir teigia, kad tu dabar dirbsi, tarkim, man dovanai, kai tas žmogus, tarkim, pasakydavo, aš išeisiu. Futoshi vėl kažkokiu būdu tiesiog priversdavo tą žmogų pasilikti savo to įmonė ir jis pradėdavo šantažuoti irgi. Ir tie šantažo būdai irgi buvo labai skirtingi, kad vieną kartą jis turėdavo tam tikros informacijos apie juos, kitą kartą sakydavo, kad dabar, jeigu tu išeisi, aš tave kaip ir paduosiu į policiją, kad tu žinojai, kad šita veikla čia vyksta ir tu būsi teisiamas. Kitais dalykais jisai pradėdavo sakyti, kad jis turi pažįstamų šitoj nusikalstamo veikloj, kad jis pažįsta daug įvairių mafijų ir panašiai, ir kad tokiu būdu gąsdindavo savo darbuotojus. Vienu žodžiu, visa ta situacija jo darbo šitoj atmosferai buvo tiesiog tragiška. Ir visi tie darbuotojai žiauriai bijojo Matsunagos ir tiesiog nesipriešino jiem. Ir net neprašė nei savo giminaičio pagalbos, tiesiog visiškai nieko. Tuomet teigiama, kad tam tikrais laikotarpiais Matsunaga turėdavo net apie 10 skirtingų merginų, kurios nežinodavo viena apie kitą. Jo. Ir jis irgi iš jų viliodavo pinigus, įvairiais būdais vis sakydavo, kad tam reikia ir jos tiesiog aklai jo pasitikėdavo. Viena iš jo merginų buvo Junko Ogata. Tai šiek tiek apie ją. Tai Junko Ogata gimė vasario 25 dieną 1962 metais ir iš tikrųjų užaugo gana turtingo šeimoje. Jie netgi mokinosi irgi Matsunagos toj vidurinėje mokykloje, toj pirmoji, bet jie teigiama kaip ir nepažinojo Matsunagos, jie tiesiog taip žinojo, kad jis mokinosi jos mokykloje, žinojo jį kaip ir iš išvaizdos, bet nieko daugiau. Mokyklos laikotarpiu buvo labai gera, paklusni mergaitė, niekada neturėjo kažkokių nusižengimų, jos tėvai niekada nebuvo iškviesti į mokyklą, jie mokinosi labai gerai, tiesiog nerodė jie kažkokių blogų ženklų ir apskritai buvo tiesiog labai gera mergaitė, apskritai niekada neidavo net ir paauglystės laikotarpiai susitikti, tarkim, su vaikinais, visą laiką grįždavo į namus, klausydavo savo tėvų ir tiesiog buvo ta paklusni mergaitė. Teigiama, kad kai ji pabaigė mokyklą, kadangi jai labai patiko vaikai, ji pradėjo mokintis, o kiek vėliau ir įsidarbino kaip ir darželį. Ir ji buvo ta darželio auklėtoja ir jai ten puikiai sekėsi ir ji buvo labai laiminga. Iki 1982 metų, kai Matsunaga susisiekė su Junko. Jie kaip ir nuėjo į tokį kaip ir susitikimą. Žinoma, Junko šiuo laikotarpiu tikrai nežinojo, kad jis turi žmoną ir tikrai nežinojo, kad jis turi dar 10 kitų merginų. Ir iš tikrųjų Futoshi jis tiesiog pradėjo kaip ir jai sakyti visus, aišku, žinot, gražius žodžius, pradėjo sakyti, kad kaip jie jam patinka ir tiesiog vienu žodžiu pradėjo elgtis jo taip, lyg jie būtų jo mergina. Ir žinoma, Junko, kadangi jie prieš tai neturėjo nei vieno partnerio, jie teigiama buvo dar tuo laikotarpiu apskritai nekalta, tai jai čia kažkur buvo 21 metai, o jam 20 dabar jau metų, apytiksliai. Žinoma, kad ji patikėjo visais jo žodžiais, žinoma, kad ji norėjo susirasti vaikiną ir žinoma, kad jinai galvojo, kad jis yra normalus vaikinas, nors šis susitikimas pakeis visą jos gyvenimą ir jinai šito susitikimo gailėsis visą savo likusį gyvenimą, nes jis tiesiog virs tragišku košmaru kažkokiu ir kad tiesiog viskas eis tik blogyn ir blogyn. Per pirmąjį pasimatymą iš tikrųjų Matsunaga pabučiavo Junko ir Junko buvo labai nepatenkinta, nes ji, kaip jau sakau, neturėjo partnerio, ji nenorėjo taip žiauriai skubėti, bet Matsunaga tiesiog ją kaip vos nevertė, bet kai suprato, kad jai nepatinka šitie dalykai, jis vėl pradėjo atsiprašinėti jos ir teigė, kad jis daugiau to nedarys. Per antrąjį pasimatymą Matsunaga pareiškė, kad dabar mes jau esam kaip ir pora ir kad vienu žodžiu mes jau turim užsiimti visais lytiniais dalykais ir tiesiog elgtis kaip pora. Žinoma, Junko irgi to nenorėjo, bet jam visiškai tai nerūpėjo ir iš tikrųjų, kai jie nuėjo į viešbutį, Matsunaga išprievartavo Junko. Ir kiek vėliau, kai jau tas visas aktas pasibaigė, kai jie pradėjo verkti, jis vėl pradėjo sakyti, kad aš kaip gailiuosi, aš nežinojau, kad tu nenori visų šitų dalykų daryti ir panašiai. Ir tiesiog vėl pradėjo teisintis ir sakyti galiausiai, kad jis pasikeis ir kad daugiau tokių dalykų nebus, bet žinoma, visa situacija jau tik blogyn ir blogyn. Ir Junko šiuo metu, nepaisant visų šitų dalykų, kad jis išprievartavo, kad jis verčia daryti visokius dalykus, kokių jinai nenori, ji vis tiek kažkokiu būdu, nežinau, tikriausiai tuo laikotarpiu jinai buvo įsimylėjus, kad jinai vis tiek kažkokiu būdu negalėjo nuo jo kažkaip atitrūkti ir tiesiog vis atleisdavo jam ir tikriausiai galvojo, kad jis vis pasitaisys. Mėnesiams bėgant, Junko sužinojo, jog jis turi daugybę skirtingų merginų, jog jis turi netgi žmoną, kad jo žmona laukėsi tuo laikotarpiu.
bet vis tiek jie jau nepaliko ir jie vis dar draugavo kartu. Ir iš tikrųjų netgi Matsunaga atsivesdavo Junko į savo namus, kurio žmona būdavo, ir ta jau žmona irgi šiuo laikotarpiu žinojo, kad Junko yra viena iš jo merginų. Ir jis abi tas merginas tiesiog, tos merginos, tarkim, būdavo vienam kambarį ir jis jas kaip ir uždarydavo tam kambarį ir tada smurtaudavo. Vieną, tarkim, valandą prieš vieną, kitą valandą prieš kitą. Ir darydavo vėl tos pačius žiaurius dalykus, kad, tarkim, padėdavo tą maistą, kaip jau sakiau, ant žemės ir liepdavo nulaižyti, arba sakydavo, kad, tarkim, viena mergina turi trenkti kitai merginai ir panašiai. Ir Junko Ogata teigiama, kad niekada nesipriešino ir visą laiką vykdė jo visus reikalavimus tiesiog 100%, niekada nesakė, tarkim, kad aš to nedarysiu, prašau, ar kažką, ne. Jeigu Matsunaga liepdavo, ji iš karto, tarkim, ir valgydavo tą maistą nuo žemės. Tuo tarpu jo žmona, ji visada priešinosi ir jinai kaip tik bandė iš visų energijų, kaip ir jau šiuo laikotarpiu pabėgti nuo jo, bet jai tiesiog visiškai niekaip nesisekdavo, nes Matsunaga kontroliavo tiek finansus, tiek visą jos gyvenimą, ji negalėjo nei palikti apartamentų, tiesiog buvo kaip kaliniai tenais uždaryta. Matsunaga kažkokiu būdu atranda Junko dienoraštį ir tam dienoraštį Junko buvo aprašęs apie kažkokį kitą vaikiną, tiksliai nėra žinoma, ką jinai ten buvo aprašęs, bet Matsunaga antiek pasiuto ant pačios Junko, nors nesmėtume, kad jis turi daugybę meilužių ir prieš visas jas smurtauja ir visus daro tuos siaubingus dalykus. Jis antiek pasiuto ant Junko, kad tuomet tie visi kankinimai ir mušimai dar tik tai sustiprėjo. Iš tikrųjų, jis su cigaretė išražė ant jos krūtinį savo vardą ir taip pat ją nuvedė į tatuiruočių saloną ir privertė, kad ji pati ant savo šlaunies išsitatuiruotų didelėm raidėm tiesiog jo vardą. Ir jis tokiu būdu norėjo ją kaip ir paženklinti, kad visi žinotų, kad ji yra jau kaip ir nuosavybė ir vienu žodžiu, kad jinai tiesiog niekur nuo jo negalės pasprūkti. Galiausiai Junko Ogata žiauriai netgi susilpnėjo, jokie darželį ateidavo tiesiog pervargus, nemiegojus, vos galėdavo pastovėti ant kojų, visi akivaizdžiai matė, kad su ja kažkas yra negerai, bet niekas tuo laikotarpiu kaip ir nelabai kreipė dėmesio. Yra teigiama, kad ji ne vieną kartą buvo net apalpus savo darbo vietoj, nes tiesiog ji buvo antiek išsekus nuo to viso smurto. Ir nežinau, galbūt net ir nevalgėjau tuo laikotarpiu, kad galiausiai jai neliko nieko kito, kaip tik tai palikti tą darželį ir tiesiog ieškotis kažkokio kito darbo. Ir teigiama, kad tais 1985 metais ji galiausiai kaip ir pasiryžo palikti Matsunagą ir iš tikrųjų ji paslapčiai išėjo iš to buto, jinai teigia, kad jinai eina į darbą, bet ji niekada daugiau ir nesugrįžo jo butą ir iš tikrųjų netgi bandė nusižudyti savo tėvų namuose, bet jos gyvybė buvo išgelbėta. Ir kai Matsunaga tą sužinojo, jis dar tik labiau pasiuto, nes jis negalėjo patikėti, kaip jau kabutėse nuosavybė sugebėjo tai pasielgti, nepasitarus su juo ir kad kodėl jinai bandė atimti savo gyvybę, kad jinai yra labai svarbi viso šitoj jau kabutėse schemoj ir kad jis tiesiog vėl nuvyko pas jos tėvus į namus ir dabar šiuo laikotarpiu pradėjo ją nuteikinėti prieš jos visą šeimą, pradėjo kurti visokius melus ir tiesiog savo manipulacijom bandė ją atskirti nuo savo šeimos. Pirmas dalykas, jis pradėjo sakyti, kad tavo šeima man sakė, tarkim, kad jie dabar tavęs nekenčia už tai, kad tu bandė atimti savo gyvybę, kad tai yra labai ydingas dalykas, kad jie nenori, kad tu būtum čia. Ir galiausiai Junko, jie kaip ir, nežinau, tiesiog galvojo, kad jie nėra kur dėtis ir jie vėl sugrįžo pas Matsunagą į tą patį butą. Jo. Šiuo laikotarpiu, nors vienas geras dalykas nutinka šitoj visoje istorijoje, nes jo ta pirma žmona su savo kūdikiu, tai tam kūdikiu kiek čia apie metukai 2 kažkur, teigiama, kad kai Matsunaga palieka tą būstą, kadangi jis neleido savo žmonai niekur eiti su tuo vaiku, jie tiesiog susikrauna šiokią tokią kuprinytę ir tiesiog pabėga iš to buto, nes galiausiai ją jau tiesiog buvo gana visų tų kankinimų, mušimų, išdavyščių ir panašiai. Jie nieko jam nesako, neperspėjo, susikrauna tą tašytę mini ir tiesiog pabėga slapčia. Jie niekam apskritai nesako iš savo giminių, kur jinai randasi, nes jinai žinojo, kad jis tikriausiai ją suras per jos giminės, lygiai taip pat kaip jūs surado ir Junko. Ir tuomet jie tiesiog užsiregistruoja į tą centrą, kur tas centras yra kaip ir pagalbos centras, kad jeigu, tarkim, prieš tave smurtauja tavo artimo šeimoje, tu neturi kur eiti, tu gali tenais kreiptis. Tiksliai dabar pavadinimą neatsimenu, užkrito. Vienu žodžiu, kreipėsi tenais, jie buvo žinoma priimta ir tie žmonės jai padėjo susitvarkyti visus dokumentus,
tiek to vaiko, tiek jos dokumentus, tiek skyrybų dokumentus, nes teigiama, jie jau šiuo laikotarpiu visiškai nenorėjo nieko turėti daugiau su Matsunaga ir jie tiesiog norėjo išnykti nuo žemės paviršiaus ir daugiau niekada jo nematyti. Žinoma, Matsunaga ilgus mėnesius ieškojo visur jos, per jos giminės, visur bandė visai susisiekti, bet jam tiesiog nepavyko ir galiausiai ją kaip ir pamiršo ir tiesiog jie jau jam pasidarė neįdomi. Ir galiausiai ta pirmoji žmona tokiu tik tai būdu išsivadavo iš to viso smurto ir tokiu būdu ji tiesiog galėjo kaip ir gyventi toliau su savo to vaikučiu ir teigiama, kad tas vaikas daugiau kaip ir niekada nematė savo tėčio ir ji tiesiog persikraustė kiek vėliau ir gyveno tiesiog kažkur kitur ir šiuo laikotarpiu apskritai apie ją nėra daug informacijos ir tai jos vardas yra saugomas, jos nei nuotraukų man nepavyko atrasti nieko. Tiesiog apie ją nėra jokios informacijos žinomos, arba, nežinau, galbūt man tiesiog nepavyko jos atrasti. Taip pat šitais 1985 metais, kadangi Matsunaga nori praplėsti visą savo tą kabutėse futonų verslą, jis nusprendė, kad jis nori nusipirkti 3 aukštų tokį kaip ir pastatą ir jau tam 3 aukšte jis įrengs tokį kaip ir kankinimų kažkokį kambarį, kuris kankins visus savo darbuotojus, kurie jo neklausys, tuomet tam, kiek supratau, 1 aukšte vyks visas tas jau darbas, o 2 aukšte bus kaip kažkokios kaip ir gyvenamosios patalpos, kur jis gyvens, Junko gyvens ir taip pat kai kurie jo tie darbuotojai. Ir žinot, iš kuris pinigų gavo šį kartą šiam pastatui nusipirkti? Iš savo tėčio. Iš tikrųjų, jis kažkokiu būdu, aš kaip skaičiau, aš net negalėjau patikėti, kaip jam apskritai pavyko taip gerai manipuliuoti visais aplinkui. Kažkokiu būdu netgi nuėjo į banką ir kažkokiu būdu gavo paskolą būtent ant savo tėčio vardu. Ir jis pasiėmė paskolą 50 000 jenų ir tuomet galėjo nusipirkti tą pastatą. Ir galiausiai tarp jo ir jo tėčio santykiai tik tai dar paaštrėjo. Ir galiausiai nuo šio laikotarpio jie irgi kaip ir nepalaikė jau dabar jokio ryšio ir Matsunaga apskritai kaip ir nukirto visus ryšius su savo šeima. Tai kai pastatas buvo pastatytas, prieš kai kuriuos darbuotojus jis antiek, sakau, jais galėjo manipuliuoti, kad jie net buvo priversti gyventi tam pačiam pastate, nors jie nenorėjo. Jie turėjo dirbti nemokamai jam, jie turėjo sukčiauti, padėti jam sukčiauti, išviliauti iš kitų žmonių pinigus, nors jie irgi to nenorėjo, bet jie vis tiek tai darė. Ir ant pačio galo jie buvo nuvedami į tą 3 aukštą ir tuomet Matsunaga pasiėmęs elektrą tiesiog krėsdavo juos nuolatos. Krėsdavo, net kartais jiem valgyti neduodavo, neleisdavo, tarkim, jiem miegot, arba nuolatos, jeigu jie, tarkim, užmigdavo, jis nuolatos juos prikeldavo specialiai, kad tik jie kuo mažiau miegotų. Nežinau, kas jūs smegenyse dėjosi, bet jis tiesiog tokiais būdais kankindavo savo tos darbuotojus ir nieks niekur nesikreipė. Nieks nepabėgo iš tų darbuotojų, tiesiog nieks nepaskambino savo kažkokiam giminėm ir nepasakė, kad su manim taip yra elgiamasi, man reikia pagalbos. Tiesiog visi jam paklauso 100%. Junko irgi šiuo laikotarpiu dirbo šioje įmonėje ir jau šiuo laikotarpiu irgi kaip ir retai palikdavo šį pastatą. Pasak darbuotojų tų, jog net jie pradėdavo irgi tiesiog su elektra kratyti tuos darbuotojus kiekvieną mielą dieną. Ir jie irgi taip pat pasidarė agresyvi, šaukdavo nuolatos, tarkim, trenkdavo tiem vaikinam į veidą. Tuomet 1992 metais pagaliau įmonė šita kaip ir jau oficialiai bankrutavo, nes šiuo laikotarpiu jau buvo ir teisėsauga susidomėjus jo veikla. Ir iš tikrųjų tam tikru laikotarpiu jis ir Junko buvo netgi įtraukti labiausiai ieškomi žmonės Japonijoje dėl sukčiavimų. Tuo laikotarpiu policija nežinojo visiškai, kad jie ir kankina tuos darbuotojus ir panašiai, tik tai dėl sukčiavimo. Ir žinoma, jie iškart susikrojo visus savo daiktus, pabėgo iš tos įmonės ir daugiau kaip ir nežinau, policija jų nerado, ar jie iš vis jų neieškojo, ar kam esmė, bet jie tiesiog galėjo gyventi laisvai toliau. 99 metais apskritai suėjo senatis visiems šitiem dalykam ir nuo 99 metų apskritai nieks jų kaip ir nebeieškojo jau oficialiai. Tuomet teigiama, kad 93 metais ir po to 96 metais Junko Ogata pagimdė 2 vaikučius. Kitas dalykas, Matsunaga, kadangi jam vis trūko tų pasaky milijonų, jis nuolatos susirasdavo kitą moterį ir jis net antiek tiesiog prisitaikydavo prie tos moters kabutėse gyvenimo, kad jis pakeisdavo visą net savo asmenybę. Tarkim, jisai susipažindavo su moterim, kuriai patinka muzika.
Tai jis apsimes, kad jis yra muzikantas, jis netgi išsinuomos, tarkim, kažkokią mini studiją, ją atsives į tą studiją, sakys, kad jis moka grautais, tarkim, instrumentais, kad jis yra kažkokioj garsioj grupiai ir tiesiog 120% įtikindavo savo tą auką ir galiausiai ji pradėdavo tiesiog duoti jam pinigų, duot, kol galiausiai jau tikriausiai suprasdavo, kad vis dėlto galbūt jam nereikia tų pinigų, galbūt jis bando mane apgauti ir tuomet agentas visas, kadangi šantažas vykdavo, ta auka ant pačio galo niekur nesikreipdavo į jokią policiją. Tai, pavyzdžiui, 1993 metais jam pavyko kaip ir suvilioti 3 vaikų motiną. Ir iš tikrųjų jos vardas irgi nėra skelbiamas, ji iš tikrųjų gyveno kaip ir su savo vyru, bet Matsunaga, kai su jie susipažino, jis kažkaip būdu ją tiesiog, nežinau, užkerėjo jai smegenis, kad galiausiai ta moteris paliko savo vyrą, pasiėmė 3 vaikus ir atsikėlė gyventi pas Futoshi Matsunaga ir Junko Ogata. Futoshi teigia, kad Junko yra tiesiog jo sesė, kuri yra dabar jau nėščia. Ir kai ši moteris atsikraustė gyventi į tą būstą, čia irgi visi kankinimai prasidėjo. Tiek prieš ją, tiek prieš jos visus tuos vaikus. Ir galiausiai iš jos jam pavyko išvilioti 11,8 milijonų jenų. Ir teigiama, kad tais pačiais metais, praėjus keleriems mėnesiams, kai jie apsigyveno pas Matsunaga, vienas iš jos kūdikių tiesiog paslaptingai mirė. Ir iki šių dienų kaip ir nėra labai aprašoma, tarkim, kas tam kūdikiui nutiko. Yra tik tai rašoma, kad jis mirė nuo kažkokios bukaus traumos ir viskas. Ir tuomet kitais metais ta pati moteris mirė. Ir apie ją irgi nėra labai daug rašoma, nes jos net nei vardo nėra skelbiama ir tiesiog rašoma, kad ji nuskendo. Ir viskas. Ir iš tikrųjų, kaip kiek vėliau buvo visos tos teismo dienos ir teisėjai kaip ir bandė prikabinti šitas 2 mirtis prie Matsunagos, jiems tiesiog nepavyko, nes trūko įrodymų. Taigi iki šių dienų žmonės spėlioja, ar tai buvo jo pirmos aukos, ar tai nebuvo jo pirmos aukos ir tai buvo kažkokie tik tai atsitiktinumai. Nors kai išgirsit visą istoriją, manau, jūs tikrai būsit 120% įsitikinę, kad jis tikrai prisidėjo prie šitų 2 žmonių mirčių. Tuomet 1994 metais Futoshi Matsunaga kaip ir susipažino su Kumio Torajie ir jo dukra. Dukros vardas irgi nėra skelbiamas, nes tuo laikotarpiu jai buvo vos 10 metukų, tai jam vadinsiu tiesiog mergaitė A. Tai teigiama, iš pradžių vėl Futoshi pasinaudojo savo visom kabutėse geriausiam savybėm, jis bandė su šiuo vyru Kumio tiesiog susidraugauti ir tiesiog eidavo jie nuolatos į visokius barus, švęsdavo ir tiesiog plepėdavo, kol galiausiai Kumio galvojo, kad Futoshi yra jo tiesiog labai geras draugas ir galiausiai jis jam pasakė savo kaip ir didžiausias paslaptis. Ir tos paslaptys sugriovė jo visą gyvenimą ir jį galiausiai pražudys, nes jis iš pradžių pasakė, kad jis yra skolingas pinigų ir kad kai Futoshi išsiaiškino, kas tai yra žmonės, iš tikrųjų jie buvo kažkokie įtakingi kaip ir mafijos žmonės ir tuomet Futoshi pradėjo sakyti pačiam Kumiui, kad jeigu tu, tarkim, nepadarysi to ir to ir to, aš vis dėlto tave įduosiu tie mafijos nariam ir jie galiausiai su tavim susidoros, nes tu esi skolingas jiem daugybę pinigų ir dėl to Kumio tiesiog klusdavo Futoshi 100%. Ir kadangi, kaip jau sakau, ta policija buvo visai įsivėlus, policija ieškojo tiek Futoshi, tiek Junko dėl tų visų kaip ir žmonių apgavysčių. Futoshi turėjo iš dalies kaip ir slėptis ir jie nusprendė, kad jie kur slėpsis? Kumio Torajijos bute. Jo, jie tiesiog vieną dieną pasibeldė jo duris ir teigė, kad mes dabar gyvensim tavo bute ir kad tu neturi jokios teisės mūsų išvaryti, nes kitaip aš agentą šantažuosiu ir pasakysiu visus tuos dalykus tai mafijai. Ir Kumio priėmė tiek Junko, tiek Futoshi jų butą. Šiuo laikotarpiu Junko jau buvo pagimdžius vieną tą berniuką ir kiek vėliau, kaip jau sakiau, pagimdys dar vieną. Tai šiuo laikotarpiu bute gyveno Kumio Torajie, tuomet jo dukrytė, kuriai buvo kažkur 10 metukų, tuomet Futoshi Matsunaga ir Junko Ogata ir jų tas vienas vaikelis. Kai Matsunaga atsikėlė į šį butą, žinoma, pirmiausia jo užduotis buvo išvilioti visus pinigus, kiek tik tai Kumio turi. Ir tai jam sėkmingai sekėsi ir Kumio jam tiesiog pastoji mokėjo, kai galiausiai jam pinigai kaip ir pasibaigė.
Matsunaga nusprendė, kad Kumio šiuo laikotarpiu jau nebegali palikti buto, taip pat ir jau ta mergaitė negali palikti buto ir tuomet prasidėjo žiaurūs kankinimai. Jau Kumio dažnai būdavo tiesiog pririšamas prie, tarkim, įvairių objektų ir Matsunaga tiesiog nuolatos įkrėsdavo elektrą. Tie krėtimai elektrą nebuvo taip, kad tu vieną kartą nukrėti ir viskas, ne. Jis kartais net, tarkim, 10 minučių krėsdavo. Kartais dar ilgiau ir tiesiog visą dieną tokiu būdu kankindavo savo aukas. Tai šiuo atveju jis kankindavo tą Kumio tokiu būdu. Taip pat, tarkim, jis turėjo kažkokias tokias taisyklės, kad, tarkim, jis galėjo miegoti tik tai kažkur 3-4 valandas per visą parą, jis negalėjo valgyti, tik tai valgyti galėdavo tada, kada pats Matsunaga liepia ir tai jis, tarkim, duoda tą, žinot, sriubytę užpilamą su vandeniu, tarkim, vieną sriubytę per vieną dieną, ir viskas. Jis net neleisdavo eiti jam į tualetą ir tai, jeigu jis, tarkim, norėdavo eiti į tualetą ir jis jau negalėjo išlaikyti visų tų skysčių savo pilve ir tiesiog, tarkim, apsišlapindavo arba dar blogiau, persvečia bužiauru, Matsunaga liepdavo suvalgyti visus tuos dalykus, kas išeidavo iš jo išangės. Jo. Nesvarbu, ar tai buvo šlapimas, ar tai buvo fekalijos, jis liepdavo jam suvalgyti visus tuos dalykus arba išlaižyti. Jo, nes jis teigė, kad aš tau neleidau eiti į tualetą, dėl to tu neturi jokios teisės kaip ir šlapintis ar kažkas blogiau. Ir tualetas buvo leidžiamas tik irgi vieną kartą dienoj ir viskas. Tuomet Futoshi Matsunaga privertė Kumio rašyti įvairius prisipažinimus, netgi tuos, kurių jisai nepadarė. Tarkim, jis jam pradėdavo grasinti ir kratyti elektrą ir tuomet jis galiausiai palūždavo Kumio ir pradėdavo kaip ir rašyti tuos prisipažinimus, kad jis, tarkim, prievartauja savo dukrą nuolatos, kad jis, tarkim, smurtauja prieš savo dukrą, visokius tokius dalykus pradėjo rašyti ant lapelio. Ir kam jie buvo reikalingi Matsunagai, kad jis galėtų dar labiau manipuliuoti juo. Nes jis teigia, kad jeigu tu kažkur, tarkim, pabėgsi, aš kreipsiuosi į policiją ir parodysiu tau visus šios prisipažinimus, kad tu galiausiai darai šitus siaubingus dalykus ir galiausiai tu būsi suimtas. Tai vienu žodžiu, tau net nėra kaip ir dalykų, kur kreiptis, nes galiausiai tu vis tiek būsi suimtas. Ir dėl to Kumio tiesiog žiauriai bijojo ir pastaruoju laikotarpiu jis apskritai buvo netgi žiauriai palūžęs, nes tie kankinimai nebuvo tik tai prieš patį Kumio, jie buvo prieš jo dukrą taip pat. Jau iš pradžių visi tie kankinimai prasidėjo tiesiog atskirai, kad Matsunaga, tarkim, kankina Kumio ir tuomet Matsunaga kankina jo dukrą. Ir jie vienas kitą turi stebėti, kaip tie kankinimai vyksta. Ir taip pat Matsunaga, žinoma, liepdavo Junko daryti tuos pačius dalykus tiek vienam, tiek tai 10-metei mergaitei. Tuomet visas tas sadizmas perėjo dar žiauresnį lygį, jog Matsunaga liepdavo dabar tai 10-metei dukrai kankint savo tėtį. Jeigu mergaitė nedarydavo to, tai reiškia, kad mergaitė gaus tą pačią dozę. Ir jis naudodavo tokius psichologinius kaip ir triukus, kad supriešintų juos vienas prieš kitą ir galiausiai, kad juos išvestų tiesiog iš proto. Ir galiausiai, kadangi tie kankinimai tiek buvo tokie žiaurūs, kad jie kankindavo vienas kitą. Aš turiu omeny, kad Kumio kratydavo savo dukrą ir dukra lygiai tokius pačius dalykus darydavo savo tėčiui. Arba, tarkim, Matsunaga sakydavo tai mergaitei kad, tarkim, kask savo tėtį taip stipriai, kad net kraujas bėgtų. Ir jeigu jinai vėl atsisakydavo, jis tuomet smurtaudavo prieš tą mergaitę tol, kol jį galiausiai sutikdavo daryti šitus žiaurius dalykus savo tėčiui. Dėl to šis vyras Kumio, kuris, sakau, buvo tiesiog prirakintas, pririštas, patyrė labai daug kankinimų ir šie kankinimai vyko net 2 metus, kad jis buvo tiesiog prirakintas tenais tam kambarį ir viskas. Buvo atveju, kai jis buvo, tarkim, paliktas vonioj ir vonioj, kiek supratau, nebuvo jokio kaip ir šildymo, nieko ir, tarkim, jis būdavo įdedamas į vonę ledinę ir tiesiog paliekamas ten valandas, toj vonioj prirakintas, jis tiesiog nieko negalėjo padaryti. Ir kartais netgi, tarkim, tiek Matsunaga, tiek Jungo pildavo ant jo ledinį vandenį išvien, tiesiog valandas ir dar tokiu būdu jį kankindavo. Tiesiog visa situacija buvo labai tragiška. Tuomet dar kitas žiaurus dalykas ir dėl šito dalykų 100% nesu tikra, bet kai kur tikrai radau tokią informaciją, jog Matsunaga privertė tą vyrą Kumio naudoti seksualinį smurtą prieš savo patį vaiką, tą 10-metę mergaitę Jo. Ir jeigu jis atsisakydavo, jis vėl būdavo kankinamas valandas, kol galiausiai jis tik palūždavo psichiškai ir
darydavo tuos žiaurius dalykus tai mergaitei. Galiausiai 1996 metais vasarį Kumio mirė. Ir mirė jis dėl to, nes tuo laikotarpiu jis buvo išvien kratomas elektrą ir galiausiai jam tiesiog sustojo širdis, nes jo kūnas tiesiog jau nebeatlaikė tų kankinimų, kurie tęsiasi 2 net metus. Ir teigiama, kad paskutiniams savaitėmis apskritai net nebegalėjo jau visiškai judėti, jis net negalėjo savo rankų pakelt, nes tiesiog antiek jo kūnas buvo žiauriai nusilpęs ir tiesiog jis jau ėjo vos ne kaip ir iš proto. Tuomet Matsunaga liepė Junko ir tai 10-metei mergaitei sukapo tą vyrą visą labai smulkiai vonioje, kad jos tiesiog valandas dirbo kartu. Tuomet Matsunaga liepė išvirtas visas tas kūno dalis. Jo. Ir kai galiausiai jau Matsunaga nusprendė, kad tas, kūnas buvo pakankamai išviręs, jis liepė tą skystimą gertai mergaitei. Savo tėčio virimo tą kūno visus tiesiog gert. Jo. Ir dar tokiu būdu jis tyčiojosi iš tos mergaitės ir tiesiog jaudė kažkokį, malonumą žiūrėdamas visus šios dalykus. Tuomet tas visas likusias kūno dalis, kai kurias jie nuleido tiesiog į tualetą įmetė ir nuleido, kai kurias jie tiesiog sudėjo į tokius kaip ir maišus, įsidėjo tuos maišus į kuprinės ir tuomet sutemus išmetė į jūrą atvirą tas kūno dalis ir viskas. Ir tuomet sugrįžo atgal ir laikė tą mergaitę toliau kartu su savim ir toliau su jie darė visus siaubingus dalykus. Ir teigiama, kad su visais asmenim jie padarys lygiai tą patį, kad jie tam tikras dalis nuleis tiesiog tualete, tikriausiai mažesnės dalis, o tas didesnės dalis jie pirmiausiai išvirdavo stipriai, kai kurias smulkindavo su smulkintuvu, jeigu jiem pavykdavo, ir tuomet viską išmesdavo į jūrą ir tiesiog tokiu būdu atsikratydavo visų įkalčių. Tuomet tais pačiais metais, 1996 metais, Futoshi susirado kitą auką, kitą moterį, tai jos vardas irgi nėra kaip ir atskleidžiamas, ir jis irgi susikūrė vėl naują savo tapatybės, tai kad jis baigė kažkokį tai Kyoto garsų universitetą, kad jis yra labai protingas ir tokiu būdu jis suviliojo tą moterį ir galiausiai jis iš jos išviliojo 5,6 milijono jenų. Kai jie galiausiai pasirodė tam bute, dėl kažkokių priežasčių, Futoshi Matsunaga nusprendė, kad dabar ji ir tas jos vaikas bus kiti taikiniai, kuriuos jie labai stipriai kankins kartu su Junko. Ir iš tikrųjų 4 mėnesius jie nuolatos kankino tiek ją, tiek jos tą vaikelį, kad galiausiai tiesiog nebeiškentė tų visų kankinimų ir tiesiog pasiėmė savo vaiką ir iššoko iš 2 aukšto ir tokiu būdu jai pavyko kaip ir pabėgti iš to siaubingo buto ir galiausiai kreipėsi į pagalbą. Iš tikrųjų netgi buvo uždaryta į psichiatrinį iš karto, nes jos psichika antiek buvo pakrikus nuo visų tų kankinimų, kuriuos to ši darė, kad jie tiesiog buvo uždaryta tenais. Jos vaikelis atiteko kitiems šeimos nariams ir kiek dabar skaičiau, paskutinė informacija buvo aprašyta tik tai 2002, man atrodo, metais, kad ta moteris turi kažkokį tai neįgalumo laipsnį. Ir tiksliai nežinau, koks tai neįgalumo laipsnis, bet kad ji turi tą grupę būtent po tų visų kankinimų, kad ji ilgus mėnesius praleido toj psichiatriniai, po to išėjo, bet kad ji iki tų dienų, iki tų 2002 metų vis dar turėjo labai didelį potrauminio streso sindromą ir kad nuolatos sapnuodavo tuos dalykus ir tiesiog negalėjo ramiai gyventi, kad tie kankinimai tiesiog sugadino visą jos gyvenimą. O apie jos vaikutį tą mažytį informacijos man nepavyko atrasti. Tuomet tais pačiais metais, 97 metais, kai ta moteris iššoko per langą, žinoma, policija iš karto atskubėjo į tą butą, belsis į duris, bet žinoma, jau Junko Ogata, Futoshi Matsunaga, ta mergaitė Ei ir tie 2 vaikučiai, dabar jau Junko ir Futoshi, nebuvo tam bute, jie jau persikėlė į kitą butą ir nežinau, policija vėl jų niekaip negalėjo surasti. Ar jie jų neieškojo, ar nežinau, kame esmė, bet tiesiog, ar jie galbūt iš vis net nežinojo, kas jie yra tokie, nes jie, žinoma, prisistatė tai moteriai su skirtingais vardais. Nežinau, vienu žodžiu, jie tiesiog vėl galėjo gyventi laisvėje ir daryti kitus nusikaltimus. Ir teigiama, kad Junko šiuo laikotarpiu, tais 97 metais, Toši kaip ir vertė Junko susiras darbą, kad ji vėl galėtų parnešti tos pinigus į namus ir žinoma, jį tų pinigų nematė, nes Toši visus pinigus pasimdavo savo. Teigiama, kad vieną dieną tiesiog Junko paliko tuos namus, jį teigia, kad jinai eina į darbą ir tiesiog pradingo ir negrįžo į tuos namus. Ir ji niekam nepasakė, kur ji yra, ji nepasakė savo šeimai, kur ji yra, nei vienam savo pažįstamam, visiškai nieko, jie tiesiog pradingo
Ir viskas. Ir teigiama, kad Junko tiesiog antiek jautėsi kalta dėl tų žmogžudysčių, dėl tų visų kankinimų, kad ji tiesiog norėjo nuo jo pabėgti, bet Matsunaga antiek jis tiesiog buvo psichopatas, kad jis vėl sugebėjo kitų būdų susigrąžinti ją. Iš tikrųjų, pirmas dalykas, ką jisai darė, jog jis kreipėsi į jo šeimą, pradėjo juos visus terrorizuoti, kad kur yra Junko, bet iš tikrųjų jie net nežinojo, kur yra Junko, ir jie teigia, kad mes net jeigu ir žinotumėm, tau nesakytumėm, tuomet Futoshi pradėjo sakyti, kad jūsų dukra yra žudikė, jis šiek tiek užsiminė apie tą vyrą, kurį jie nužudė, ir jis teigia, kad aš turiu visas nuotraukas, nes beje jisai viską fotografuodavo savo, nežinau, malonumui žiūrėti, jis fotografuodavo, tarkim, kaip tie žmonės valgo, tarkim, išmatas, kaip jie nuogi guli ant žemės prirakinti, kaip, pavyzdžiui, Junko Ogata nuoga būna, jis turėjo daugybę jos nuotraukų, kaip kitus kankinimus daro, jis tiesiog fotografuodavo ir teigia, kad aš turiu labai daug įrodymų ir aš šiuos įrodymus paduosiu policiją, jeigu nepasakysit galiausiai, kur jūsų dukra yra. Bet ta šeima jie tiesiog nepasidavė ir teigia, kad mes tikrai nesakysim, kur mano galiausiai dukra yra. Kitas dalykas, pamiršau prieš tai pasakyti, kad kai Junko Ogata bandė nusižudyti, Toshi buvo susitikęs su mama, nes mama Junko jau prašė, kad tiesiog palik mano dukrą ramybėj, kad tu nelys prie jos, vienu žodžiu, visus šiuos dalykus. Ir žinot, ką Futoshi padarė? Jis išprievartavo mamą. Jo. Ir pradėjo po to Junko sakyti, kad aš kaip ir sumušiau tau mamą dėl to, nes ji bandė mane suvilioti, o aš žinoma nenorėjau, kad ji mane viliotų, dėl to aš ją sumušiau. Jautė tokį gėdos jausmą, kad ji niekam nepasakė, kad ją išprievartavo jis. Net nei savo dukrai, nei savo vyrui, tiesiog visiškai niekam. Jo. Tuomet Futoshi pradėjo sakyti, kad aš pasakysiu tau dukrai, kad tu turėjai su manim tų kaip ir lytinių santykių, aš pasakysiu vyrui visus šios dalykus. Vienu žodžiu, visais būdais bandė šantažuoti, bet ta šeima tiesiog laikėsi tvirtai ir teigia, kad ne, mes tau nesakysim, kur yra mūsų dukra. Tai žinot, ką jisai padarė? Tas Futoshi Matsunaga? Jis suklastojo savo pačio mirtį. Jis net surengė laidotuvę savo. Jo, kad visi aplinkiniai galvojo, kad jis yra miręs. Ir tuomet po kurio laiko Junko, kai jau tiesiog tikriausiai galvoju, kad jinai yra saugi, jie susisiekė su savo šeima, jie sugrįžo gyventi pas savo mamą ir tuo laikotarpiu Futoshi Matsunagis pastoviai stebėjo tuos namus, kad jis pamatė, kada Junko grįžo ir tokiu būdu ją vėl įkalino pas save bute. Aš dar negirdėjau tokio kažkokio psichopatinio, nesveiko, apsėsto žmogaus niekur kitur kaip šitoj istorijoje. Futoshi nusprendė, kad jis galėtų išvilioti pinigų iš Junko Ogato šeimos, kol galiausiai Matsunaga nusprendė, kad jis nebenori gyventi savo tam nuomojam bute, bet kad jis privalo su Junko ir tais 3 vaikais persikelt į Junko Ogato šeimos namus. Tai yra jos tėvų namus. Ir jis tą padarė ir ta šeima irgi. Nežinau, ar jie priešinusi ar ne, bet galiausiai jie vis tiek gyveno visi kartu. Ir tuo laikotarpiu teigiama, tas smurtas irgi neprasidėjo iš karto, nebuvo taip, kad, tarkim, Futoshi Matsunaga pradėjo prieš visą šeimą tiesiog naudoti milžinišką fizinį smurtą, jis tiesiog naudojo psichologinį smurtą pastoviai. Iš pradžių ta visa šeima, jie vis dar galėjo eiti į darbą ir jie grįžę į namus, atiduodo didžiąją dalį vėl pinigų pačiam Futoshi, netgi bandė parduoti tam tikrus savo nekilnojamus turtus, kuriuos jie turėjo ir galiausiai tuos pinigus vėl duodavo ne bet kam kitam, bet Futoshi Matsunagai. Ir laikui bėgant, kai ta policija jau šiek tiek jau šiuo laikotarpiu priartėjo prie Futoshi, nes jie jau kaip ir susiprato, jog jis gyveno tam savo praeitam bute, kad buvo daroma krata tam praeitam bute, bet jie nieko nerado, nes jau, kaip jūs kalbate, Futoshi gyveno jau dabar Junko Ogato šeimos namuose. Nuo šio laikotarpio Futoshi nusprendė, kad nei vienas šeimos narys negali palikti to buto ir dabar jie jau pasidarė visi įkalinti tam nedideliam bute, negalėjo iš jo tiesiog išeiti ir visi vis tiek pakluso jam. Tai šio laikotarpio bute buvo Junko Ogata, tie 2 jos vaikai, ta mergaitė A, tuomet Futoshi Matsunaga, tuomet Junko Ogatos tėtis Takashi Ogata, tuomet mama Shizumi Ogata, jos sesė Rieko Ogata, tuomet šitos Rieko Ogatos vyras Kazuya Ogata, tuomet šitų Rieko ir Kazujos 2 vaikai Yuki ir Aja. Visa šita šeima tiesiog gyveno nedideliam tokiam butukė ir visus juos valdė ne bet kas kitas, bet Futoshi. Ir iš tikrųjų
Jis irgi naudojo tas pačias taktikas, kad kartais, tarkim, girdindavo juos visus ir tuomet klausinėdavo apie jų paslaptis įvairias ir tuomet bandė tiesiog sukiršinti visus šeimos narius vieną prieš kitą. Tai, pavyzdžiui, vienas iš jo bandymų sukiršyti buvo tas, kad, tarkim, Rieko, tai yra Jonko sesė, prasitarė jam, kad jinai turėjo vieną kartą pasidarius abortą, bet kad jos vyras net nežino ir kad tam tikro laikotarpį netgi galvoja apie skyrybas, bet jos vyras irgi nežino. Ir tuomet Džinma Futoshi pasakė visus šitus dalykus jos vyrui ir tuomet juos bandė kaip du ir sukiršint vieną prieš kitą ir tiesiog naudojo tokias taktikas pastoviai. Tai čia dabar jau yra 1996 metai, kai šeima tiesiog buvo įkalinta bute ir nebegalėjo niekur išeiti. Išskyrus Junko Ogata, kuri vis tiek dar galėjo palikti namus, bet ji vis tiek niekur nesikreipė. Ne į policiją, tiesiog visiškur niekur. Tai buvo atvejis, kai jinai vieną kartą dar bandė pabėgti, bet irgi nesėkmingai, nes Futoshi ją greit surado. Ir nuo to laiko jinai tiesiog viskas buvo tuose namuose ir pakluso visiems tiem dalykam. Matsunaga naudojo įvairius bei nuoseklius metodus, kad kontroliuotų savo aukas ir priverstų jas vykdyti tiesiog visus šiuos dalykus. Ir iš tikrųjų jis niekada per visus šiuos metus nenužudė pats. Ne vienas asmens turiu omeny, kad tiesiogiai. Visos aukos mirė nuo kitų aukų rankų, ne nuo jo pačio. Taigi prieš savo visas šias aukas jis naudojo elektros smūgius, kurie buvo atliekami naudojant įtampą turinčius laidus, kurie buvo dedami ant plaštakų, rankų, šlaunų, spenelių, lūpų, ausų, lytinių organų ir jie buvo tokie stiprūs, kad dažnai tiesiog aukos net netekdavo sąmonės. Iš to skausmo kartais net apsišlapindavo pačios save, aukos buvo reguliariai kankinamos, kad palūžtų ir galiausiai prarastų net norą gyventi. Tuomet aukos buvo priverstos vieną kitą nutrenkti elektrą ir tai skiriasi nuo lygių, nes tarkim, jeigu tu paklusti Matsunagai, tai reiškia, tu esi aukštesniam lygiai ir jis tave netaip stipriai kankins, kaip ta, kuris nepaklūsta tau. Tuomet iš pradžių šita šeima turėjo kaip ir dėvėti tokią kaip ir ten buvo parašyta kabutėse uniforma, tai iš pradžių buvo tokios kaip ir treninginės kelnės ir tokie kaip bliuskutė, bet laikui bėgant jam atsibodo ta uniforma ir jis tiesiog apskritai liepdavo visiems šeimos nariam tiesiog nedėvėti visiškai jokių rūbų, jog vyrai buvo tiesiog visiškai nuogi 24 valandas per parą, o moterys buvo irgi visiškai nuogos, išskyrus tai, kad jom buvo aplink krūtinę apklijuota tiesiog lipni juosta visur stipriai. Ir viskas. Ir tiesiog visi, tiek tie vaikai, tiek tie suaugę turėjo būti nuogi tam bute. Ir dažniausiai jie taip pat būdavo prirakinami prie įvairių objektų, kad jie tiesiog tikrai negalėtų pabėgti. Taip pat jie buvo verčiami, tarkim, vaikščioti keturiomis, arba buvo ant žemės padėta laikraščiai ir tai buvo ta vieta, kur visi šito šeimos nariai turėjo miegoti, tik tai ant tų laikraščių. Arba, pavyzdžiui, jeigu tas laikraštis buvo padėtas šiek tiek toliau, tai reiškia, kad tu toj vietoj gali stovėti. Ir tu, tarkim, turi stovėti valandą, dvi ir net nejudėti, kad tu negalėjai atsistoti ant grindų. Tu galėjai atsistoti tik tai ant laikraščių, nes jis teigia, kad grindys kaip ir nėra jūsų nuosavybė ir jūs privalot stovėti tik tai ten, kur aš padėjau tuos laikraščius. Jo, kad net dar toks buvo kankinimas, tiesiog iš vien vykdom, mes tuomet žinomas tuo maistu, kaip jau sakiau. Maistas buvo duodamas tik tai vieną kartą dienoje ir dažniausiai tai būdavo arba duonos gabaliukas, arba tiesiog makaronų, tie užverdami makaronų užpilami. Vieną kartą dienoj, tuomet tą maistą tu turėjai suvalgyti per 15 minučių, jeigu nespėsi, maistas buvo atimamas ir viskas. Tuomet miegoti žinoma galėjai tik tai 3-4 valandas ir po to jie buvo prikeliami. Apie tualeto situaciją irgi jums sakiau, kad tik tuomet jie galėjo eiti į tualetą, kada Futoshi Matsunaga jiem liepdavo eiti, o ne tada, kada tu nori. Ir jeigu tu jau negalėsi iškentėti ir galiausiai tiesiog apsišlapinsi save, tuomet turėsi visą tą dalyką tiesiog suvalgyti. Ir tuomet, žinoma, nuo tokių dalykų žmonės dažnai tos aukos apsivemdavo ir tuomet jis vėl liepdavo jiem atgal tuos suvalgyti dalykus. Ir jeigu jie to nedarydavo, jis tuomet išvien kratydavo juos elektrą, muždavo su įvairiais objektais, smaugdavo ir tiesiog darydavo visus šiuos žiaurius dalykus, kol galiausiai jie tiek palūždavo, kad tiesiog darydavo viską, kad tik tai išvengtų tų dar stipresnių kankinimų. Nes šie visi metodai tiesiog apskritai netgi sužlugdė jo aukų norą gyventi ir jie tam tikrais laikotarpis netgi būdavo tokie kaip net ir kaip vos ne zombiai, jie tiesiog tam tikrais
momentais net nesiorientuodavo niekur, nei kur jie randasi, nei ką. Teigiama, kad, pavyzdžiui, Rieko, tai yra Junko sesė, apskritai nuo tų kankinimų ir elektros nuolatinio kritimų net apkurto, jau net nebegalėjo girdėti, nes tie dalykai buvo tvirtinami ir prie ausijų. Pavyzdžiui, mama Junko apskritai išprotėjo, teigiama, kad ji net kaip ir nelabai reagavo į realybę, kad ji matydavo tam tikrus objektus, kurių net nėra, ji kartais tiesiog pradėdavo šaukt, ji net, tarkim, negalėdavo girdėti, ką kiti žmonės jai sako, tiesiog jos protas visiškai dingo, kad tiesiog visa šeima ėjo iš proto ir niekas net negelbėjo tos šeimos ir Futoshi Matsunaga galėjo tiesiog mėnesius juos kankint, o Junko Ogata padėdavo visus tuos kankinimus įvykdyti ir netgi ta mergaitė irgi tuos visus dalykus darydavo ir kankindavo tą šeimą ir netgi, kaip sakau, šeimos nariai kankindavo vieni kitus, kad tik tai išvengtų patys tų kankinimų. Tuomet Matsunaga privartaudavo visas tas moteris, kurios buvo tam bute tiesiog nuolatos ir netgi versdavo vyrus jų stebėti tą visą aktą, kaip jisai vyksta. 1997 metais gruodžio 21 dieną įvyko pirmoji šeimos žmogžudystė, tai buvo Tokošigi Ogata, tai buvo Junko Ogatos tėtis. Junko pati jį nužudė, nes Matsunaga tiesiog liepė paimtą elektrą, prijungti prie to jos tėčio ir tiesiog krėst valandas išvien, kol galiausiai šis vyras tiesiog neatlaikė ir jam susijo širdis ir galiausiai tokiu būdu jisai mirė. Tai tuo laikotarpiu jam buvo 61 metai, tuomet visa šeima privalėjo atsikratyti šito vyro, jie visi dirbo vonioj, jie tiesiog smulkino visas šias kūno dalis, tuomet vėl įdėjo virtas dalis, tuomet kai kuriem šeimos nariam vėl buvo priverčiama tiesiog gertą skystimą ir tuomet, kaip jau minėjau anksčiau, tam tikrus dalys buvo nuleidžiamas tualetu, tam tikrus dalys buvo išmetamos tiesiog į atvirą jūrą ir viskas. Tuomet praėjus keleriems mėnesiams, tai yra 98 metų sausio 20 dieną, įvyko kita mirtis, tai buvo Suzuki Ogata, tai buvo Junko motina ir iš tikrųjų Matsunaga liepė Rieko, tai yra jos dukrai, nužudyti savo motiną. Kad Rieko ir jos vyras, jie prisiglaudė šitą moterį prie savęs ir tuomet tiesiog pradėjo smaugti, kol galiausiai ši moteris mirė. Tai tuo laikotarpiu jai buvo vos 58 metai. Ir teigiama, kai du šitie vyriausi žmonės šitos šeimos mirė, visi kiti likę asmenys tik tai dar labiau pakluso Matsunagai ir tik tai dar labiau vykdė visus nurodymus ir šiuo laikotarpiu jie priešintis pradėjo dar tik tai mažiau. Ir iš tikrųjų, kodėl tas vyras buvo pirmas nužudytas, nes teigiama, kad jam pavyko tam tikrų laikotarpiu pabėgti iš to buto ir dėl to Matsunaga, kaip jį pasigavo, jis nusprendė, kad šiam vyrui jau dabar laikas mirti, nes galiausiai jis jau pradėjo kaip ir šiek tiek priešintis, o jis to tikrai nebūtų leidęs, tai dėl to ir liepė nužudyti šį vyrą pirmą. Tuomet trečia mirtis buvo Rieko, tai yra Junko sesės ir iš tikrųjų Rieko nužudė jos pačios mergaitė, kuriai tuo laikotarpiu irgi buvo kažkur apie 10 metukų ir taip pat jos vyras. Juk mergaitė tą laikė kaip ir savo motiną, kojytės laikė jos, o tas vyras irgi pasėmė ją ir tiesiog pradėjo smaugti ir galiausiai tokiu būdu šita Rieko moteris mirė. Ir šiai moteriai buvo 33 metai. Ir tuomet jos vyras, kurio vardas buvo Kazukėje, tai ant to laikotarpiu buvo 38 metai, jis kaip ir pagaliau išėjo iš tos zombių kaip ir būsenos ir jau šiek tiek kaip ir susiprato, kad ką jisai daro, kad jis ką tik nužudė savo žmoną, kad čia aplinkui visi žmonės miršta, kad prieš juos yra taip stipriai smurtaujama, badaujama, visi šie dalykai daromos visokios fotosesijos, kaip jie tiesiog elgėsi vienas su kitu labai žiauriai. Tai galiausiai jisai kaip ir pradėjo šiek tiek priešintis, bet kadangi jisai buvo tiek silpnas, jis buvo tiek kūdas, kad jo net kaulai visi matėsi, Junko kartu su Matsunaga įsiveikė šį vyrą ir galiausiai uždarė jį į vonę atskirai nuo visų kitų ir jie nusprendė, kad jie jį paliks toj vonioj ir tiesiog nustojo jam duoti net tą vieną riekelę duonos per dieną ar tą sriubytę. Jie tiesiog teigė, kad jo bus tokia mirtis, kad jis mirs iš tiesiog bado. Ir iš pradžių teigėme kelias dienas, jis net gėrė iš klozeto vandenį, kur šiek tiek buvo paliktas tas vanduo. Bet kadangi jis vis tiek negavo jokio maisto, jis tiesiog mirė badu.
Ir tai buvo tokia žiauri mirtis ir visi tie likusiai šeimos nariai galėjo girdėti, kaip šis vyras tiesiog aimanuoja silpnas, teigiama, kad paskutiniam dienom prieš mirtį jis irgi net nebegalėjo jau pajudėti, negalėjo net savo rankų pakelti, nes ant tiek buvo silpnas ir tiesiog visi aplinkui stebėjo ir nieks nebuvo daugiau daroma, kad kažkas padėtų šitam vyrui išgyventi. Tai teigiama, kad jis mirė irgi 98 metais, kažkur apie balandžio 13 dieną. Iš bado. Tuomet jų vaiko eilė atėjo, nes kaip jau sakiau, jie turėjo 2 vaikus, 5 metų berniuką ir 10 metų mergaitę Ają. Tai iš tikrųjų Matsunaga liepė Junko, tai tuomet šito berniuko sesiai Ajai, kuriai buvo 10 metų, ir mergaitei A nužudyti šį berniuką su elektros srovė. Ir jie tą darė tiesiog pasikeisdami. Ir Matsunaga visą šį procesą tiesiog stebėjo, mėgavosi tuo ir galiausiai ant tiek kratė šitą berniuką, kad irgi jo širdis net laikė ir jis tiesiog mirė nuo visų šitų siaubingų dalykų. Tai buvo kažkur 98 metai, gegužės 17 diena. Tai kaip matot, kiekviena mirtis tiesiog po 1 mėnesio ateina kita mirtis, po kito mėnesio ateina kita mirtis, kad tiesiog kiekvieną vos ne mėnesį buvo nauja auka. Tuomet liko paskutinė auka, tai buvo ta 10-metė mergaitė Aja. Jos jau abu tėvai buvo nužudyti, jos broliukas buvo nužudytas ir galiausiai Matsunaga teigė, kad jeigu mes leisim šiai mergaitį užaugti, ji tikriausiai kai užaugs, ji bandys mums labai stipriai priešintis, ji bandys mums keršint, dėl to mes ją irgi privalom nužudyti, jis teigė. Ir galiausiai slėpė tiek Junko, tiek tai mergaitei A, vėl paėm šitą mergaitę irgi ją nužudyt pasmaugimo būdu. Ir nei Junko priešinusi, nei ta mergaitė A nesipriešino ir galiausiai jie atimė gyvybę šiai mergaitei. Ir visi tie dalykai, kaip jūs sakiau, su smulkinimu ir išmetimu buvo lygiai tokie patys, kaip ir su visais kitais šeimos nariais. Tai šiuo laikotarpiu tam bute liko tik tai keli asmenys. Tai yra Junko, Matsunaga, tie 2 vaikai Junko ir Matsunagos ir ta mergaitė A. Tuomet jie visi susikrovė savo tuos likusius daiktus ir vėl persikėlė gyventi dar kažkokį kitą butą, nes tuo laikotarpiu jau ir kaimynai kažkaip pradėjo tarinėti, kad jie kaip ir nepasibi tos šeimos ir kad iš to buto pastaruosius mėnesius sklido kažkiek keisti riksmai, bet nei vienas iš kaimynų nesusiprotėjo iškvies policijos, nors jie girdėjo tuos riksmus ir jie po to liudijo, kad jie girdėjo, kad kažkas rėkia, jie girdėjo, kaip aparatai kažkokie dirba, kad kala kažkas kažką, kad šitie pjūklai veikia, bet nieks niekur nesikreipė. Ir šiuo laikotarpiu Matsunaga vėl kažkokiu būdu susipažino su dar kitą moterim, tai jau dabar čia yra 2000 metai. Ši moteris turėjo 2 vaikučius, dvynukus ir jis įtikino tą moterį kaip ir atiduoti tuos vaikus jam. Ir kai galiausiai tie vaikai buvo jo globoj, tuomet jis pradėjo kaip ir manipuliuoti prieš tą moterį, manipuliuoti prieš jos giminaičius, prieš to vaiko senelius ir jis iš jų imdavo pinigus, iš tos moters imdavo pinigus ir galiausiai jam iš jų visų pavyko išvilioti 20 milijonų jenų vėl. Tai čia yra kažkur 246 tūkstančiai eurų. Ir žinot, kur šitie vaikai, dvynukai buvo laikomi? Jie buvo laikomi ne kartu tam bute su kitais tais vaikais, ne. Matsunaga jis turėjo dar tokį kaip ir kitą, tokį kaip mini butuką, ten mini kaip kažkoks, nežinau, kaip kažkokia patalpa daiktam laikyti, kažkas tokio, bent iš nuotraukų man taip atrodo, kad jis ten tuos vaikus palikdavo visą dieną vienus ir ateidavo tik tai 1 kartą dienoj ir duodavo jiem 1 kartą dienoj maisto ir tuomet vėl išeidavo. Ir nežinau, tie vaikai turėjo verkti tenais viduj, uždaryti, užrakinti, aš nežinau, kaip nieks nepastebėjo tuos 4 metus, kad tie vaikai yra tenais, kaip nieks nepastebėjo, kad tėvų nėra, kad nieks neprižiūri tų vaikų, nežinau. Galiausiai ta mergaitė A. Tai šiuo laikotarpiu yra 2002 metai ir jai jau yra 17 metų net. Nes ji buvo pagrobta ir įkalinta jau nuo 10 metų ir sakiau, iš pradžių jos tėtis buvo nužudytas ir ji buvo verčiama daryti tuos visus siaubingus dalykus kitiem asmenim. Galiausiai ji randa galimybę pabėgti iš to viso Matsunagos buto. Ji pabėga iš buto ir iškart nubėga pas savo senelius į namus ir
jau atrodo viskas laimingai pasibaigs, bet ne, Matsunaga iš karto atskuba į jo senelius namus, kažkokiu būdu jis išsiaiškino, kur jie gyvena, ir jis pradėjo meluoti tiems senelėm ir sakyti, kad tas, žinoma, tėtis yra gyvas. Jis pradėjo sakyti, kad šita mergaitė 17 metų labai savo tėčio neklauso, kad tėtis liepė ją parvesti į namus, kad ji vartoja narkotikus. Vienu žodžiu, pradėjo kurti kažkokias pasakas tiems senelėm ir galiausiai tie seneliai atidavė tą mergaitę atgal Matsunagai. Ir žinoma, tada, kai jie buvo parsivesta į namus, tuomet jai buvo padaryti siaubingi dalykai. Ir prieš tai jie buvo daromi, bet dabar dar siaubingesnė. Visų pirma, ji buvo stipriai sumušta, išvien su elektra buvo krečiama, tuomet Matsunaga liepė Junko tiesiog traukti jos nagus, iš pradžių rankos nagus vieną paskui kitą. Jie buvo ištraukti visi nagai ir tuomet, kaip dar vieną kankinimo formą, jai pačiai mergaitei A buvo liepta išsitraukti savo kojų nagus vieną paskui kitą per 5 minutės. O jeigu ne, ji būtų labai stipriai kankinama, ta elektra ir kitais dalykais. Ir galiausiai mergaitė išsitraukė pati savo nagus kojų per tas 5 minutės, nes jinai tiesiog norėjo išvengti kitų kankinimų. Jo. Antiek nesveikas, aš net negaliu patikėti, kad tokie nesveiki žmonės gali būti sadistiniai. Tiesiog. Tuomet, nepaisant visų šių dalykų, mergaitė A jau dabar šiuo laikotarpiu galėjo netgi ir sunkiai eiti nuo savo visų tų sužalojimų. Ji rado kitą progą, kada jinai galėtų pabėgti. Tai buvo lygiai tie patys metai, tai buvo vasario 15 diena, tai iš pradžių pirmas pabėgimas buvo sausio 30, antras pabėgimas buvo vos už 16 dienų, vasario 15 dieną, ji vėl nubėgo pas savo senelius į namus ir šį kartą seneliai jie patikėjo, nes jie ilgą laiką mąstė apie visą tą situaciją, iš tikrųjų rado jos paliktą raštelį, kad jie buvo parašęs, kad netikėk niekuo, ką Matsunaga sako, kad aš galiu papasakoti visas detalės, kas vyksta ir kad padėkit man vienu žodžiu. Ir kai mergaitė pasirodė čia, iš karto buvo iškviečiama policija. Ir pagaliau mergaitė šitą buvo išgelbėta. Kai policija atvyko, jie iš tikrųjų nenorėjo, kad Matsunaga vėl pabėgtų, dėl to jie surengė tokį kaip ir reidą. Jie tiksliau pasislėpė aplink tų senelių namus, nes jie žinojo, kad Matsunaga tikriausiai vėl atskubės su Junko pasimti šitos mergaitės, kas ir buvo. Ant kitos dienos jie vėl abudu atskubėjo pasimti šitos mergaitės A. Ir tikriausiai šį kartą jau jie būtų ją tikrai užmušę, kad jau antrą kartą bandė pabėgti ir tuomet pagaliau jie buvo suimti abudu. Tai buvo 2002 metai, vasario 16 diena, kada galiausiai Futoshi Matsunaga ir Junko Ogata buvo suimti. Tie vaikai jų oficialūs vaikai buvo paimti į prieglaudą ir buvo atrasti tie kiti vaikai, dvynukai, kaip jau sakiau, užrakinti ten kažkur vėl nežino kur vieni, irgi buvo paimti ir irgi buvo atiduoti kitiem giminėm. Kai jie buvo suimti, Matsunaga žinoma neigė visus dalykus, jis teigė, jis nieko nedarė visų šitų dalykų, jis teigė, kad jis nieko irgi nežudė, nieko nekankino visų šių dalykų. Jūs žinot, kaip jis reiškia, kam aš žudyčiau savo pinigų medžius. Jo. Jis teigia, jie buvo mano pinigų kiaulės, pinigų medžiai, dėl to aš jų tikrai nežudyčiau. Ir tiesiog šaltu veidu tai pasakė detektyvo. O ta mergaitė A, ji tiesiog pasakė visus dalykus nuo pat pradžių, kai jos tėtis buvo pagrobtas ir jie tiesiog papasakojo visas šias detalės, kurias aš jums papasakojau. Ir aš tikiu, kad jie papasakojo dar daugiau jiem. Tuomet Junko Ogata iš pradžių tylėjo, o kiek vėliau ji irgi, kai jau susiprato, kad jau ji tikriausiai nepamatys niekada Matsunagos, ji irgi pradėjo kalbėti ir prisipažino dėl visų šitų dalykų ir papasakojo irgi visas detalės ir kaip kūno atsikratė ir panašiai. Ir iš tikrųjų, kai vyko tyrimai, ne viena kūno dalis nebuvo atrasta tų žmonių. Ir žinoma, kad jie nebus atrasti, nes kaip tu gali atrasti jūroje kažką, kad tiesiog neįmanoma, arba, pavyzdžiui, pačiam tualete, irgi ne, ir vienu žodžiu dėl to ne viena kūno dalis nebuvo atrasta, bet per kratos orderis buvo atrasta Matsunagos fotoaparatas ir visos tos siaubingos nuotraukos ir video, kaip jis darė tuos visus nusikaltimus ir kaip aukos buvo kankinamos ir žinoma tai buvo pristatyta į teismą ir tai buvo vieni iš pagrindinių įrodymų, kad Matsunaga vis dėlto prisidėjo prie visų tų dalykų. Ir plus buvo tie du asmenys, kurie davė tuos parodymus prieš Matsunagą ir kad patys prisipažino, kad darė tuos visus dalykus. Tai iš tikrųjų ta mergaitė A, jai nebuvo pareikšti jokie kaltinimai, nes vis dėlto nesvarbu, kad ji net ir tikrai nužudė asmenis ir kankino juos. Ji tuo laikotarpiu buvo vaikas, ji ten buvo pagrobta nuo 10 metukų ir ji tiesiog kaip ir
Trei teigė, ji neturėjo pasirinkimo, ji galėjo arba pati išgyventi, arba tiesiog mirt. Ir dėl to nebuvo pareikšti jokie kaltinimai ir aš manau, kad tikrai gerai, nes ji tikrai nekalta dėl visų šitų dalykų. Tuomet Junko Ogatai, žinoma, buvo pareikšti kaltinimai dėl visos jo šeimos nužudimo ir Matsunagai irgi buvo pareikšti kaltinimai dėl visos šeimos nužudimo ir dar dėl tų kitų, kaip jau sakiau, aukų, to pirmutinio vyro. Tik tai jis nebuvo apkaltintas dėl tų pirmų aukų, kuris, sakiau, kūdikis mirė ir po to mama buvo atsitiktinai nuskendo jūroj. Bet nežinia, ar jis tikrai prisidėjo prie tų žudynių, ar vis dėlto ta moteris tikrai kažkokiu būdu atsitiktinai nuskendo to jūroje ir tas vaikas atsitiktinai mirė, nors kažkokia netrodo įtikinama labai istorija, bent jau man. Tai visos aukos, už kuriuos gavo jie kaltinimus tiek Junko, tiek Matsunaga, buvo Toraie Kumijo, Ogata Tokashiki, Ogata Shizumi, Rieko Ogata, Kazuya Ogata, Yuki Ogata, Aya Ogata. Tai iš viso 7 aukos buvo. Ir jiem abiem iš tikrųjų buvo paskelbta mirties bausmė, jog jie bus pakarti. Jie abu apeliavo visą šitą sprendimą, nes Futoshi buvo žiauriai pasipiktinęs ir Genisai teigė, kad jis nenusipelnė mirti tokia būtent bausmė. Ir iš tikrųjų jo tas visas verdiktas nebuvo pakeistas, lygtais 2007 metais vėl atėjo verdiktas ir galiausiai vis tiek jam buvo paskelbta ta mirties bausmė, jog jis bus pakartas. Bet jis gyvas iki šių dienų kalėjime. Jo, jam vis dar nevykdyta ta mirties bausmė. O Junko Ogatai buvo pakeista iš mirties bausmės į iki gyvos galvos kalėjime, jog jie tenais išbus ir jie tikrai neturi jokios galimybės išeiti anksčiau į laisvę. Nes iš dalies buvo teigiama, kad ji irgi buvo ta auka, kad ji bandė bėgti ne vieną kartą, bet tiesiog ji buvo kaip ir nesėkmingi tie pabėgimai buvo ir galiausiai, kad jos psichika buvo ant tiek bloga, sutrikus, kad ji irgi tiesiog darė tuos visus dalykus, nes ji tiesiog norėjo išgyventi. Dėl to jai buvo tas verdiktas šiek tiek pakeistas ir sumažintas. Paskaitysiu kelias Ogatos citatas po teismo dienų, kai ji jau buvo kalėjime, kaip ji būtent išsireiškė, kai ji jau šiek tiek atsigavo nuo Futoshi Matsunagos įtakos. Tai teigė: dabar pažvelgus atgal į incidentą, kurį sukėlėme su vyru, tai nenormalu. Tačiau negaliu žodžiais apsakyti, kokios psichologinės būsenos buvau, kai dariau šiuos dalykus. Nužudėm netgi mano visą šeimą. Tuo metu jaučiausi taip, tarsi manęs nebūtų. Negalėjau vertinti gėrio ir blogio, todėl galėjau veikti tik pagal asmeninius Matsunagos įsakymus. Tuo metu galvojau tik tai apie tai, kaip pabėgti man nuo visos šitos situacijos. Aš jaučiau nuolatinę įtampą ir nuolatos galvojau, kad noriu nusižudyti. Mano mąstymo gebėjimai susilpnėjo ir nebegalėjau apie nieką galvoti. Bandžiau įtikti Matsunagai, nes jeigu jam įtikai, tai reiškia, kad tu išgyvensi, o jeigu tu jam priešinaisi, reiškia, kad tu mirsi pirmas. Dėl to visi mano šeimos nariai stengiasi įtikti Matsunagai ir dėl to jie išdavinėjo vienas kitą, keikė, mušė vieni kitus, bet galų galiausiai jie vis tiek privalėjo visi mirti. Jie taip sakė. Ir kiek vėliau taip pat irgi po teismo dienų buvo surasta, kaip jau minėjau, ta pirma žmona. Ir jie labai stipriai džiaugiasi, kad jie galėjo pabėgti nuo Matsunagos ir kad jie nesikreipė į savo šeimą, kad jie tiesiog laikėsi nuo savo šeimos 100% atstumo, kad jie buvo tam centre užsidarius. Nes jis teigė, jeigu aš tikriausiai būčiau sugrįžus į savo šeimos namus, kad jis tikriausiai nebūtų suradęs ir būtų padaręs lygiai taip pat kaip ir su Junko, ir jie teigė, kad galbūt net mano visa šeima būtų nužudyta. Ir tiesiog labai džiaugiasi, kad jai pavyko apsaugoti tą vaikelį jų ir taip pat pačią save. Junko taip pat teigė, kad kalėjime ji jaučiasi daug laimingesnė ir paskaitysiu jos citatą, jinai teigė: gaunu garantuotai pavalgyti, galiu įsimaudyti, galiu eiti į tualetą, kada noriu ir galiu netgi skaityti, ko daugumą metų net negalėjau daryti ir neturėjau visiškai jokių pasirinkimų pati, jog viskas už mane buvo nuspręsta. Matsunagos. Junko Ogatos vaikai, nežinau jų vardų, nežinau jų nuotraukų, niekur nepavyko atrasti, bet tam tikram video mačiau, kad vienas iš Junko Ogatos vaikų turi lyg savo YouTube. Nežinau, ar tai tiesa, ar kažkas tiesiog skemina visus šios dalykus. Ir vienam iš savo video metu jis teigė, kad jis dažnai lanko savo mamą, Junko Ogatą, jie dažnai apsikeičia laiškais, o su savo tėčiais neturi jokio kontakto ir jis tiesiog nenori jo matyti ir jis, žinoma, nekenčia savo tėčio. Bet taigi nežinau, ar tai yra tiesa, ar tai tiesiog kažkas
nežinau, užsiima tokiais dalykais, nes tai abipusės gali būti teigiamos. Tai visa šita situacija tiesiog yra žiauriai siaubinga ir apskritai atrodo, kai kuriems žmonėms yra tiesiog sunku suprasti, kad kodėl jie nesipriešino, kodėl jie nepabėgo, kodėl jie nesikreipė kažkur. Čia pradedant nuo tų darbuotojų pirmiausia, kodėl jie nebėgo, nesipriešino, po to perėjo prie tų šeimos narių, kad jie buvo bute, bet kartais Matsunaga palikdavo tą butą, todėl tai reiškia, kad jie galėjo iš dalies pabėgti, jų buvo daugiau plus negu Matsunaga, bet jie vis tiek nebėgdavo. Junko Ogata galėjo laisvai vaikščioti, bet jie vis tiek niekur nesikreipdavo, jie niekada nebuvo nuėjusi į policiją, jie bandė pabėgti, nusižudyti bandė, bet niekada nebėgo į policiją. Jeigu jinai būtų bėgusi į policiją, galbūt būtų visa situacija išgelbėta, galbūt būtų visa jo šeima vis dar gyva, bet nėra žinoma. Tiesiog teigiama, kad antiek Matsunaga galėjo psichologiškai visus žmonės sutraumuoti, juos pakeisti, jais manipuliuoti, kad jie tiesiog, kaip ir ten buvo aprašyta, buvo kaip kažkokie zombiai, kaip jo marionetės ir jie tiesiog visiškai negalėjo jam priešintis. Man šiek tiek priminė tą istoriją apie, kur buvo video sukūrus, kur mergina praleido 7 metus karste, juk kai ji netgi išėjo iš to visų kankinimų, ji vis tiek kaip ir jautė tą tokį jausmą tam vyrui, kad ji vis tiek kaip ir negalėjo pilnai 100% atsigauti nuo visų tų dalykų ir vis tiek, jeigu ji būtų sugrįžus į to vyro namus, ji vis tiek būtų pradėjus, kad vis tiek būtų leidus kankinti ją ir panašiai, nes ji jau antiek buvo įpratus prie tos visos situacijos ir antiek jos psichika netgi buvo jau pažeista. Tai labai priminė man tą bylą, kad nežinau, ta mergaitė Abeje net neįsivaizduoju, ką ji turėjo iškęst ir kai ji galiausiai, kai pabėgo ir išgelbėjo tikriausiai ir tuos vaikus ir galbūt dar kitas potencialias aukas, nes jeigu jinai net nebūtų pabėgus, 120% aš tikiu, kad būtų daugiau aukų, nes policija jų vis dar neieškojo dėl tų visų dalykų, ypač žmogžudysčių, nes niekas net nežinojo, kad tie žmonės yra mirę. Kita vertus, tie visi sukčiavimo dalykai 99 metais įvyko senaties terminas ir nuo 99 metų apskritai Matsunaga nebuvo ieškomas policijos. Nors kai ir buvo ieškomas, jis nebuvo atrandamas, tai nežinau. Tai jeigu ši mergaitė nebūtų pabėgus, tikrai, manau, būtų buvę daugiau aukų. Ir nežinau, ji irgi mergaitė šitą antiek tikriausiai turi tiek daug traumų, nes ji turėjo daryti tokius siaubingus dalykus tiek savo tėčiui, tiek matyti tuos dalykus ir panašiai, kad tiesiog, mano protas net neišneša. Nežinau, aš nežinau, kaip sekasi jai dabar, nes tikrai niekur neradau šitos visos informacijos. Tiesiog labai visa byla yra labai žiauri. Apskritai man tokių istorijų nelabai patinka daryti, nes tiesiog tie visi žiaurumai, nežinau, man tiesiog labai sunku domėtis tokiom bylom, dėl to aš darau tokias bylas retai, bet jūs kaip tik labai prašo tokių bylų, kad padaryčiau kuo žiauresnė, tuo geriau jum. Nežinau, man nelabai patinka tokias daryti, dėl to aš jas darau tik tai retkarčiais. Taip pat, kaip minėjau video pradžioje, yra parašytos kelios knygos, yra išleistas Netflixo toks kaip ir filmas iš dalies, šiek tiek kaip ir paremtas, tą nuotraukytį įdėsiu čionais, kas norit galite pasižiūrėti filmą, kam bus įdomu. Parašykit visas savo nuomonės, ką jūs galvojate apie šią bylą. Galbūt kažkur suklydau, nes vis tiek visa informacija buvo japonų kalba ir tada iš japonų kalbos reikėjo persiversti į anglų kalbą, dėl to vertime galėjo tikrai būti kažkokių nesusipratimų. Tai tie ypač, kas kalba japoniškai, būtų gerai, jūs galėtumėt mane pataisyti, jeigu kažkur suklydau. Nepamirškit paspaus like mygtuko, parašyti savo nuomonės, užsiprenumeruoti mano kanalą ir tuomet susitiksim kitame mano videoje. Bye!